Matai, palauk! Susproks? Taip! O dabar jau ir aš tikiu. Na, o dabar šitam eksperimentui mums reikės šito aparačiuko. Žiūrėsime, stebėsime oro laidumą. Pirma, gal su šituką pamatytume gerai. tą skirtumą. Yra galinė dalis įkloto, Taip. kuri klyjuojasi Taip. prie Su triusikų. klijais, taip. Taip. Čia yra klijai, čia yra plastikas. Čia pakarto, ką matuosim? Čia žiūrėsim oro laidumą. Aha. Kaip tai yra laidų Kiek oro. praeina oras? Pauk, dabar, kad nesumaišyti. Aš tau duosiu Gerai. pabuoti, kad, žinai, nesakytų žmonės čia. Apgavykės. Apgavykė. Nu, tu kaip tikra mergaitė, taip žinai. O reikia taip. Taip, matai, palauk! Galėjai mane įspėti, aš prisigalvojau, nesitikėjau. Toliau. Toliau. Mes tą patį darysim su Gentle Day įkloto. Taip. Ta patinė dalim, kuri Taip. klyjuojasi į triusikus. Čia O nesprogs dabar? plastikas. Nu, va, pasižiūrėsim. Nu, va, dabar žiūrėk, nu, bandyk. Matai. Ir praeina oras. Ir čia niekaip tu nesusprogdinsi jo, supranti. Visas paviršius yra pralaidus, ne paviršius, o apačia, visa apačia yra. O žinai kodėl? Nu. Todėl, kad čia yra 50% kalcio karbonato. O ką jis daro? Jisai padaro šį sluoksnį porėtų. Nes plastikas tarsi nesulimpa tose vietose prie jo, prie kalcio karbonato ir todėl jisai tampa porėtų. Ir čia yra, nu, taip svarbu, kad ir kasdieniai įklotai, ir paketai būtų laidus orui. Tai jis šitiek daug sugeria ir net nepraleidžia nieko. Taip, O tas tu ten tik paliesk ir jau taip, iškart. taip. Jis ir sugeria, ir orui laidus, ir nepraleidžia drėgmės. O dabar jau ir aš tikiu.